Labą dieną visiems. Kalba eina apie Traffic Monson projektą. Praeitam video parodžiau, kaip galima prisiregistruoti, o šiam išdėstysiu, kaip galima uždirbti ir kokios naudos turėti iš kompanijos. Šiam projekte galima uždirbti keliais būdais. Vienas būdų yra reklamų peržiūra, kitas renkant komandą ir gaunant pinigus už ją. Ir trečias svarbiausias investuojant į paketus. Geriau papasakosiu viską tvarkingai, iš pradžių apie vieną uždarbio būdą, po to apie kitą. Taigi, partnerystės programa. Ką reikia daryti, už ką kiek moka, kokią naudą turim. Įėjus į puslapį susirandam nuorodą apie 10 reklamų. Štai čia. Žemiau yra timeris, kuris skaičiuoja laiką. Mes turim būti aktyvus vieną kartą per parą. Na, paprastai aš pati pasijungiu 2 kartus, ryte ir vakare, po 5 ar po 10 minučių, bet reikia būti aktyviam bent vieną kartą per 24 valandas. Grįžtam prie reklamų. Už šias reklamas mokama nebus, bet jeigu jų nepadarysit, negausit mokesčio už kitą darbą. Jų reikia padaryti 10. Spaudžiam, kur parašyta Start Surfing. Ir atsiveria langas, kuriame matom reklamuojamą puslapį. Šių reklamų trukmė 20 sekundžių. Kai baigėsi reklama, reikia suvesti kodą į atsiradusį langelį. Čia man patinka, kad kodukai yra trumpi ir vieną kartą užmetus akį lengvai jį prisimeni, gali greit suvesti. Kas būtų, jeigu suvestumėm kodą neteisingai? Tiesiog dabar parodysiu. 37 vietoj vienetuko įrašysiu 2. Spaudžiu Credit Click. Iššoka langas, kuris informuoja, kad mes kažką padarėm negerai, spaudžiam gerai, pasitaisom, spaudžiu 1, vėl Credit Click. Ir einam prie sekančios reklamos, spaudžiam Next Site. Štai čia, šiek tiek žemiau, parodo, kiek yra padarytų reklamų. Aš reklamas padariau prieš jungdama įrašymą, kad nereikėtų ilgai laukti. Taigi matot, kad pas mane jau yra padarytas reikiamas reklamų kiekis, net viršinta norma. Nemokamų reklamų galit spaudyti, kiek širdis geidžia, jokio limito nėra. Suvedu koduką. Credit Click. Grįžtam į savo pradinį puslapį. Back to account. Dabar galim imtis mokamų reklamų, kurios yra apačioje. Štai čia dabar jos matomos 3. Kartais jos kainuoja po 1, kartais 2 centus. Per dieną jų būna kartais 5, kartais 10. Man nebuvo kol kas įkritę daugiau negu 10. Paspaudus čia atsiveria reklama, kurioje yra 30 sekundžių trukmės. Reklamos atsiranda dienos bėgyje. Kartais atsidarai, jau yra 5 ar 7, o kartais tik 1. O likusios įkrenta už poros valandų. Dienos bėgyje. Vėlgi reikia padaryti visas reklamas, kiek jų yra, ir mums automatiškai įkrenta centai į mūsų sąskaitą. Suvesiu koduką. Credit Click. Šiuo atveju reikia grįžti į mūsų pradinį puslapį, Back to Account, ir toliau pasidaryti šitas 2 reklamėlės. Jas padarysiu kiek vėliau. Už tai, kad klikinam nemokamas reklamas, mes gaunam kreditus ir juos galim panaudoti savo profilio, tinklapio ar projekto reklamai. Pavažiavus aukščiau, štai čia, žaliam fone, matom, kiek yra sukauptų kreditų. Šiuo momentu pas mane jų yra 47, kuriuos aš galiu panaudoti. Spustelinu žodelį Here, atsidaro langas, kuriame galim patalpinti savo reklamą. Ją talpinti paprasta, paspaudžiam New Site, įrašom savo tinklapio nuorodą, kažkurį pasirenkam ir tada paspausim Update.
Aš neįrašinėsiu dabar, nespausiu, kadangi pas mane yra viskas suvesta, tai aš grįšiu, jum atsidarys toksai langelis. Svarbus momentas tas, kad įrašius savo tinklapio nuorodą, dar reikia, pasižiūrėsiu, kurį, taip, savo tinklapio nuorodą dar reikia paspausti čia, iššoks langelis Asign, jį spustelius, reikia pasirinkti ir įrašyti, kiek kreditų skiriat vienai ar kitai reklamai. Gal aš turiu kelis projektus ir noriu juos visus reklamuoti. Ir man vieno projekto peržiūra kelis kartus yra svarbesnė negu kito. Na, tarkim, įvesiu 5. Ne, 5 toks buvo. 13. Spaudžiu Asign. Viskas su mūsų reklamėlėm, su mūsų kreditais yra baigta. Grįžtu į savo puslapį. Čia jų sumažėjo. Taip, parašiau lentelę, pagal kurią galit pamatyti ir didesnius pinigus. Ji tinkamiausia tiems, kurie aktyvūs partnerių ieškojime, smarkiai bendraujantis, nesnaudžiantis žmonės. Nuo pirmos linijos savo atvestų referalų jūs gaunate 100% uždarbį. Tarkim, jei jūs per dieną padarė 10 reklamų po 1 centą, jūs uždirbo 10 centų. Ir jūsų atvestas žmogus padarė lygiai tą patį. Jūs už jį gaunat 100%, tai yra irgi 10 centų. Nuo jo ir nuo savęs jau gaunasi 20 centų. Tai nuo 2, 3 ir taip toliau linijų jūs nieko negaunat. Štai lentelėje matosi, kiek įmanoma uždirbti, jei aktyviai kuriama grupė. Ilgai neapsistosiu ties lentelę, galėsit susistabdyti įrašą, įsinagrinėti smulkiau patys. Grįšiu į savo puslapį. Taip pat galima užsidirbti, kaip minėjau, svarbiausias uždarbio būdas, tai yra investavimas, paketų pirkimas. Jūs nuo pirmos linijos savo pakviestų žmonių gaunat 10%, jeigu jie investuoja. Tarkim, žmogus pirko 2 paketus, investavo $100. Jum iš sąskaitą iš karto įkrenta $10. Ir kas man čia labai patinka, kad viskas įvyksta labai greitai. Tik investuoji ir kelių minučių bėgiai aukščiau stovintis gauna pranešimą elektroninį paštą ir jau būna įkritę pinigai. Tai yra tas svarbiausias uždarbio būdas, jis yra rimtas. Ir čia yra tikrai didesni pinigai. Plačiau apie jį. Vienas paketas kainuoja $50. Ir jis galioja, kol mes uždirbame $55. Tai užtrunka apie 50 dienų. Tai yra, mūsų uždarbis yra 10% nuo įneštos sumos. Iš pirmo žvilgsnio procentas atrodo lyg ir nedidelis, bet pažvelgus kitų kompanijų pasiūlymus, supranti, kad čia yra garantuotas stabilumas ir ilgesnis kompanijos gyvavimo laikas. Už kiekvieną paketą gauname 20 paspaudimų ant mūsų reklamuojamo banerio, kurį kelsim, 1000 apsilankimų į mūsų reklamuojamą tinklapį. Pelnas už paketus skaičiuojamas kas valandą. Šiuo metu tai 2-3 kasdieniai procentai. Bet kuriuo momentu mes galim uždaryti paketą, pirkti kitą, galim iš karto išsivesti uždirbtus pinigus. Išsivesti galima pradedant nuo $2. Paketų šiuo metu galim pirkti kiek norim, neribotai. Kaip jį nusipirkti? Keliaujam kairėje viršuje šią nuorodą, spustelnam, mums atsidaro langas. Paspaudžiam ant šios nuorodos. Toliau išsirenkam savo tinklapio banerio dydį. Čia užrašom pavadinimą. Tarkim, ilgamžiškumas ir sveikata, ar batai, ar reklama, ar dar kažkokį tai. Čia žemiau įrašom nuorodą savo tinklapio ir dar žemiau banerio nuorodą. Spaudžiam Save.
Aš grįšiu atgal, nes pas mane yra viskas suvesta. Jums atsiras toksai langas. Tada spaudžiam mygtuką, kur galima parašyta pirkti paketus. Atsidarius sekančiam langui matom, kad čia galim įrašyti, kiek norim pirkti paketų, kiekį, 1, 11, kiek jum norisi. Toliau spustelnam mūsų mokėjimo pasirinkimo būdą. Jeigu norit, galit mokėti, galit investuoti savus. Persivedant, tarkim, per PayPalą, per kažkokias kitas, per Payza, per SolidTrustPay. O galit naudoti surinktus iš savo ir iš savo grupės darbo. Tarkim, pasirenku PayPal, dar spaudžiu Preview. Čia galiu pasirinkti, galiu panaudoti pinigus, kurie pas mane yra sukaupti. Pas mane jų va čia yra $16. Aš galiu panaudoti ir juos ir kažkiek damokėti iš PayPalo. Dedu varnelę, spaudžiu Pay Now. Viskas, paketas būtų nupirktas. Kad būtų kiek aiškiau, mėginsiu pateikti pavyzdį. Tarkim, nusiperkat 11 paketų. Per pirmasias 5 dienas jūs jau uždirbat sumą, už kurią galit nusipirkti plus dar vieną paketą, jau 12. Ir taip toliau, vis didinant paketų skaičių. Tuo pačiu ir didinant uždarbį. Kaip minėjau, paketas galioja apie 50 dienų, kol mes iš jo uždirbam 10%. Logiška, kuo daugiau paketų, tuo didesnis uždarbis. Pabaigoje norėčiau priminti svarbius momentus šiame projekte, apie kuriuos negalima pamiršti. Iš vieno IP adreso galima dirbti tik su viena paskyra. Prisijunkite bent vieną kartą į 24 valandas. Office yra timeris, šiam video įrodžiau, kur yra parodytas jūsų aktyvumo laikas. Nepamirškite pirmiau praspaudyti 10 nemokamų reklamų. Būtina užpildyti visą savo profilį, įskaitant ir nuotrauką. Registruojantis, nurodykite savo mokėjimo sistemas. Jei turite visas 3, tai visas 3 ir pažymėkite. Video apačioje rasite elektroninį paštą, į kurį galite rašyti laiškus, klausimus kilusius ir nuorodą, jeigu norėtumėt, kad taptume jūsų sponsoriais. Šiam kartui tiek. Gerų uždarbių, gerų nuotaikų. Iki sekančio video.